Miesto mieste Loftam projektas kasdien sulaukia susidomėjusių sostinės gyventojų. Ir ne tik. Šį kartą jau įsibėgėjusi projektą apžiūrėjo budri profesionalų akis. Lietuvos statybų inžinierių asociacijos Vilniaus klubo nariai spalio 4-ąją čia surengė savo išvažiuojamąjį posėdį, o Loftam atstovai žinoma juos šiltai priėmė. Kadangi statybos įsibėgėjo ir jau viskas yra ne makete, ne popieriaus vaizdiniuose, o realiai matomi statybos darbai, tiesiog pati Lietuvos statybos inžinierių asociacija ir kreipėsi pas mus su noru ir su prašymu apžiūrėti šitą projektą dėl jo tiesiog išskirtinumo ir tam tikros specifikos. Mes domimės visą statybą, tiek ir kas naujai kuriama ir kas pertvarkoma. Tuo labiau, kad vis tiek atsiranda nauji gyvenami plotai ir labai įdomu, kaip jie yra įrengiami. Todėl susidomėjimas buvo gan nemažas palyginus. Apie 50 Vilniaus klubo narių apžiūrėjo ir profesionaliai įvertino kylantį miestą mieste, statybvietę, statinio konstrukcijas ir jau įrengtą parodomąjį loftą. O šiaip tai tikrai įspūdis geras ir reikia manyti, kad turės pasisekimą tie loftai. Tuo labiau, kad jie madingi atrodo dabar. Gan įdomus ir išplanavimas tiesiog ir, taip sakant, tie pramonės pastatai jau atgyja. Visumoje tai gan kokybiškai statom, atrodo, kad ir šiluminė varža pakankama lyg tai turėtų būti. Taip kad, ko gero, ir šilumai nereikės daug lėšų. Tai tuoj, kai vaikštau ir žiūriu, tai visada derinuosi tai, ką mačiau kokiam Stokholme, Kopenhagoje ar Lodzėje. Ten taip pat tokie vyksta loftų statybos ir tai yra įdomu, žinoma. Čia yra irgi tam tikra specifika ir tam tikri nelaukti dalykai ir atrodo, kad idėjos labai geros. Taigi, teigiamai įvertinę vykstančius darbus, Lietuvos statybų inžinierių asociacijos Vilniaus klubo nariai taip pat siūlė savo idėjas, patarė tam tikrais klausimais. Visgi įdomu, ar patys inžinieriai norėtų gyventi lofte? Jeigu anksčiau, tai galbūt ir galima būtų tokiam ryžtis. Dabar čia toks lyg tai būtų, galvočiau, jaunimui, galbūt jaunom šeimoms. Žiūrint, kaip išplanuota, galbūt ir būtų įdomu, vis tiek išplanavimas vis tiek kažkaip įdomesnis.